Pradedame antrąją spaudos konferenciją, pavadintą naujajam generaliniam prokurorui ir Gabrieliui Landsbergiui sausio 13 byla nepakeliama našta. Priminsiu, kad 2014 m. lapkričio 3 d. generalinė prokuratūra nutraukė sausio 13 bylą 9 dalyse. Tai epizodai dėl 90-91 metais prieš Lietuvos Respubliką organizuoto perversmo. Tai pradedant epizodu nuo Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo ir naudojimo vienu iš perversmo organizavimo štabų ir kolaborantų veiklos štabų. Paskutinios Lietuvos Respublikos dispozicijoje buvusios spaustuvės Maironio gatvėje užpuolimu 90 balandžio 20. Aibė mum labai talkinusių dėl sausio 13 įvykių tyrimo iš Maskvos atvykusių organizacijos Ščit skydas ekspertų, padėjusių surinkti įrodymus šioje byloje, sulaikymo dėl mūsų jaunuolių grobimo nuo 91 kovo 27 iki 91 gegužės 19, 91 metų Maskvos pučo įvykių Lietuvoje ir kai kurių sausio 13 įvykių. Gavęs šį nutarimą sužinojau, kad esu ir nukentėjusiųjų pripažintas toje byloje ir dėl to aš, kaip nukentėjusysis, kreipiausi, apskundžiau šį nutarimą. Nedaug čia te buvo tų bylinėjimusi, apylinkės teismas, Vilniaus miesto apylinkės teismas ir Vilniaus apygardos teismas, kurio vardu, valstybės vardu, istorinę nutartį priėmė teisėjas Stasys Lemežis, kuris skirtingai nei prezidentė, kurios dėmesį, kaip ir Seimo dėmesį, raštu atkreipiau į šitą beprecedentį dalyką, sausio 13 bylos nutraukimą 9 epizoduose. Prezidentė man atsakė, aš pacituosiu, ką jie atsakė. Tiesa, kanceliarija jos vardu atsakė, kuri pasakė, kad prezidentė supažindinta ir priminė, kad valstybės vadovė, cituoju, visada pabrėžė, kad nusikalstamos veikos padarytos prieš Lietuvos valstybę ir jo žmonės valstybės aneksavimo ir okupacijos laikotarpiu, taip pat po nepriklausomybės atkūrimo, turi būti deramai ištirtos, o kalti asmenys turi sulaukti atsakomybės net ir už atskirus pavienius nežmoniško elgesio veiksmus. Mano teisminiai ginčai dėl šio tyrimo nutraukimo taip ir baigėsi istorinė 2015 m. balandžio 16 Vilniaus apygardos teismo minėto teisėjo Stasio Lemežio priimta nutartimi paskutinė instancija, kurioje šis teisėjas paaiškino, kad okupacinė TSRS vidaus kariuomenė 90 metų balandžio 20, tai yra jau po kovo 11, mus sumušusi spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje, nėra užsienio valstybės karinės agresijos įvykių visumos dalis. O, cituoju, pono teisėją, įsiveržus būtent į Lietuvos Respublikos valstybinę leidybos įmonę Spauda nebuvo žudoma. Ir teisėjas dar paaiškino, šiuo atveju pareiškėjas, tai yra Zigmas Vaišvila, su kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir guminės lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose, mes, tie begėdžiai. Šiuo atveju, tęsiam citatą, šiuo atveju metaliniai šalmai ir guminės lazdos nepriskirtinos pažeidžiančioms tarptautinės sutartys ar visuotinai pripažintus tarptautinius papročius karo priemonėmis, o žmonių išvedimas iš pastato jėga uždraustų kariavimo būdu. Citatos pabaiga. Taigi, sužinojome labai nuostabų dalyką, kad okupacinė kariuomenė vykdė mūsų Lietuvos Respublikos po kovo 11 jau akto paskelbimo teisėsaugos funkcijas ir mes kalti.
Na ir be viso kito dar viena citata, buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai luošinti priemonės guminės lazdos. Pone teisėjau, šitos atsitiktinai panaudotos luošinti neturinčios priemonės, aš nekalbėsiu apie kitus, ten yra ir 20 nukentėjusiais pripažintų asmenų ir sulaužytų stuburų. Man kuklesnis teko indėlis, karininkas įėjęs aiškiai žinojo, ką daro, jis tiesiai nurodo, štai jis deputatas, rusų kalba, komanda buvo įsakyta ir nors mane gynė daug savanorių žaliaraiščių, aš spėjau suskaičiuoti 7 smūgius guminėmis, tomis nekaltomis lazdomis į galvą, po kurių netrukus buvau visiškai atsijungęs, nepraradęs sąmonę. Bet aš nekalbėsiu apie save, nekalbėsiu apie tai, kad generalinė prokuratūra iki šiol nesidomi, nors atkreipiau dėmesį, kad dėl to Europos žmogaus teisių teismas buvo pradėjęs bylą, o mūsų aukščiausioji taryba priėmusi specialų kreipimąsi. Bylos pavadinimas TSRS deputatas atvejis numeris 1. Tačiau atkreipsiu dėmesį į šias aplinkybės, kad sausio 26-ąją kreipiausi į generalinį prokurorą prašydamas 2 dalykų. Atnaujinti ikiteisminį tyrimą šiuose 9 epizoduose dėl to, kad nebuvo užtikrintas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Teisėjas Lemežis, suprantat, kokį jis precedentą sukūrė sausio 13 byloje, kurią dabar vėl prezidentė didžiuojasi, kad ji nagrinėjama, OMONO bylose ir būsimos okupacijos atveju nedaug dievė, kad ji tokia įvyktų, okupacinės kariuomenės veiksmam. Aiškiai, šitie okupacinės kariuomenės veiksmai tai yra mūsų teisėsaugos veiksmai. Ir tai padaryta ignoruojant Europos žmogaus teisių teismo 2008 metų vasario 29 sprendimą byloje Kulelis, Bartoševičius ir Burokevičius prieš Lietuvą ir 99 rugpjūčio 23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendį dėl Mykolo Burokevičiaus ir kitų nuteisimo, kolaborantų nuteisimo, kuriuose yra fiksuoti esminiai 2 dalykai. Po 90-ųjų kovo 11-osios Lietuvoje galiojo Lietuvos Respublikos įstatymai o ne TSRS įstatymai. Ponas teisėjo, ponas generalinė prokurorė, TSRS kariuomenė automatiškai tampa užsienio kariuomenė po kovo 11-osios akto. Ir kitas esminis dalykas, kad ši okupacinė kariuomenė vykdė karinės operacijas prieš Lietuvos vyriausybę. Tai koks precedentas sukurtas, nuostabus precedentas ir Michailui Golovatovui visas tas interpretacijas ginti draugė su Algirdu Paleckiu kurtoje versijoje sausio 13 ir kiti dalykai. Taigi generalinis prokuroras Seimas labai tikėjosi, paskirdamas į prezidentės siūlymų generaliniu prokuroru. Evaldas Pašilis šių metų vasario 8 dienos nutarimu atmetė mano prašymą dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo. Įdomu yra tai, štai šis nutarimas. Ir generalinio prokuroro Pašilio parašas, aš tikrai didžiuojuosi tuo, kadangi kreipiausi į jį asmeniškai ir sveikinu generalinį prokurorą, kad jis nesidangsto savo pavaldinių parašais, o pats pasirašė šį nutarimą, tačiau noriu atkreipti dėmesį į esminės aplinkybės. Kadangi aš prašiau ne tik tai atnaujinti bylą, bet ir įvertinti teisėjo Stasio Lemežio veiksmus, kaip neteisėtus veiksmus priimtus valstybės vardu. Okupacinę kariuomenę pavadinant mūsų teisėsaugos funkcijas vykdančią institucija. Šitoje dalyje generalinis prokuroras nepasisakė išvis nė vieno žodžio. Todėl šiandieną įteikiau generaliniam prokurorui asmeniškai prašymą
taip kaip numato baudžiamojo proceso kodeksas, į prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo reaguoti procesiniu dokumentu, o ne nutylėjimu. Ir šiandieną teikiu Vilniaus miesto apylinkės teismui skundą dėl generalinio prokuroro atsisakymo atnaujinti procesą šioje byloje. Aš įsivaizduoju tą teisėją, kuris gaus bylą ir kuris turės vertinti ką tik paskirto generalinio prokuroro veiksmus. Tačiau, jeigu mes ir toliau manysime, kad Lietuvos valstybėje viskas gali būti kaip kažkas sumasto viršuje ir mes dar nematome, kas vyksta, tai bus liūdna. Ir jeigu mes manome, kad kiekvienas pilietis, visų pirma, kas jis bebūtų, teisėjas ar prokuroras, turi vadovautis įstatymu, tai bus labai liūdnas pasekmės. Aš dabar noriu pasakyti, kokiais argumentais generalinis prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Pirma, tariamai aš nenurodžiau aplinkybių, dėl kurių reikėtų atnaujinti. Gerbiamas prokurore, nurodžiau. Tai yra teisėjo Stasio Lemežio veiksmai, kurių jūs nevertinote, kurie parodo, kad nebuvo užtikrintas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Net ne Zigmo atžvilgiu, bet visos mūsų valstybės atžvilgiu. Antra aplinkybė. TSRS kariškių veiksmais, ačiū Dievui, kad generalinis prokuroras skirtingai nei teisėjas Stasys Lemežis bent pripažino, kad tai buvo Tarybų Sąjungos kariškiai, o ne mūsų teisėjų saugos institucija. O, nesukėlė pasiekmių, sunkių sužalojimų, kad taikyti tuos baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriem nėra senaties, kuo didžiavosi, pagristai didžiavosi prezidentė pasiūlysi šių įstatymų pakeitimus. Bet šio įstatymo pakeitimus dėl 66 TSRS buvusių kariškių, kur byla dabar nukeliavo į Vilniaus apygardos teismą sausio mėnesį, didžiuojasi prezidentė, pagristai didžiuojasi ten kaltinimai perkvalifikuoti pagal naujas baudžiamojo kodekso 100, 101 straipsnio, 111, 112 straipsnio formuluotės, ten, kur nėra senačių. Aš apie savo sulauktų 7 smūgius į galvą aš nebeaptarinėsiu, pasakiau. Trečias, generalinis prokuroras sako, kad nukentėjusiais pagal naujas baudžiamojo kodekso straipsnių redakcijas, kuriuom nėra senačių, nusikaltimam šiem. Mes, tie nukentėjusiai, nebuvom pripažinti nukentėjusiais pagal naujas formuluotės. Tai klausimas ne man, gerbiamas generalinį prokurorą, klausimas jūsų vadovaujamai įstaigai, prokurorui, kodėl jūs to nepadarėte. Kodėl 66 TSRS kariškiam tai padarėte, o kitiem nukentėjusiem to nepadarėte. Ketvirtas argumentas. Generalinio prokuroro nuomonė mano minėtame Europos žmogaus teisų teismo Kolelio Bartoševičiaus Burokevičiaus prieš Lietuvą byloje priimtame 2008 metų vasario 29 sprendime ir Vilniaus apygardos teismo 99 rugpjūčio 23 nuosprendyje dėl Burokevičiaus ir kitų nuteisimo nurodyta, kad ne po 90 kovo 11, o 91 sausio 11-13, o tik tai nuo sausio 11-13 tarybinė kariuomenė vykdė atviras karinės operacijas prieš Lietuvos vyriausybę. Tai aš noriu priminti labai paprastą dalyką gerbiamam generaliniam prokurorui. Ir sausio 13 byloje, ir mano yra pateikti įrodymai dėl TSRS gynybos ministro V. Ačalovo, generolo, vadovavusio sausio 13 operacijai Vilniuje. Ir mano nurodytų šaltinių, ir byloje yra jo patvirtinimai apie tai, kad po LKP atsiskyrimo 89 gruodyje nuo TSKP generolui Ačalovui asmeniškai Michailas Gorbačiovas pavedė ir šis generolas su
keletu pagalbininkų ruošė karinių veiksmų prieš Lietuvą ir Latviją planą, kuris, ko gero, buvo visų pirma pradėtas realizuoti TSKP-CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos ginkluotų užėmimų ir ten įkurdinimų visokių tokių propagandinių, kaip Tarybų Lietuva, radijas ir kitų kolaborantinės veiklos ir perversmo ruošimo, vieno iš štabų visapusiška veikla. Tai netgi jeigu generalinis prokuroras nori matuoti įvykius, klausimas yra toks, kada čia dabar atvira ta agresija, kada neatvira. Tai kai mus patvatina Maironio gatvėje 20 nukentėjusiai, tai čia neatvira. Nu taip, uždaroj patalpoj generalinį prokurorą mus tvarkė, bet yra ir atviruose patalpose įvykių. Jeigu jūs pagal tokį principą bandote spręsti bylas. Noriu priminti, kad netgi sausio 11-ąją, ką jau ir net jūs pripažįstat, nukentėjusiųjų Lietuvoje, Vilniuje buvo daug mažiau negu, pavyzdžiui, 90-ųjų balandžio 20 spaustuvėje Maironio gatvėje. Tai kokie čia tie kriterijai yra? Jūs sakote, ten atvira agresija, o čia mažiau atvira. Tai kur tas dabar lakmuso popierėlis, kada jau čia atvira, o neatvira? Jeigu iki tol slėpė ir kaip dabar ES nuo mūsų slepia, ką jie iš tikrųjų planuoja, tai nereiškia, kad nevykdė to plano. Tas pats Atšalovas įruošė ir įgyvendino. Aš nebekomentuosiu ir tai, kad generalinis prokuroras pasisakė taip pat, kaip ir teisėjas Stasys Lemežis, tik dėl vieno epizodo 90-ųjų balandžio 20 epizodo Maironio gatvėje esančioje spaustuvėje. Dėl kitų 8 epizodų nėra nė žodžio pasakyta. Nepasakyta ir tai, kad nutraukimas 2014 m. lapkričio 3 dieną šios sausio 13 bylos 9 dalyse įvyko be jokių motyvų. Prokuroras Gintas Paškevičius nenurodė nė vieno motyvo, kodėl jis nutraukė. Jis tiesiog išvardino 9 epizodus ir viskas. Teisėjas Stasys Lemežis teikėsi paanalizuoti, ir matome, kokias pasiekmes teisinė sukėlė, paanalizuoti 90-ųjų balandžio 20 įvykius Maironio gatvėje spaustuvėje, pavadindamas okupacinę kariuomenę mūsų teisės saugos funkcijas vykdančių dalykų. Šiaip ir teisėjų taryba, negi jūs nenorite atkreipdėmėsi į tokį teisėjo Stasio Lemežio precedento neturinčio nutarties priėmimą ir sukūrimą, labai gerą sukūrimą, TSRS kariškiam dabar gintis preteksto, precedento sukūrimą gintis sausio 13 byloje, o mano bylose, nedaug dievė būsimuose įvykiuose. Todėl ką aš dabar galiu konstatuoti, baigdamas? Akivaizdu, kad sausio 13 byla yra tabu ir naujam generaliniam prokurorui, ir beje, noriu priminti, kad, kaip dabar, kad nesuklyščiau, klausimas toks generaliniam prokurorui. Jūs ramiai pagalvokit dabar apie tokį dalyką. Kodėl, jeigu ten tokios apgailėtinai varganos tos nusikalstamos veikos buvo, TSRS okupacinės kariuomenės, kodėl šituose 9 epizoduose tai nebuvo nutraukta 92, 93, 95, 97, 2000, gražus metai, 2000-ieji, gražus skaičius. Kalbam rimtai, kodėl nutraukta po tiekos metų? Po 24 metų, nuo 25 metų nuo įvykių. Tai ko reikėjo? Tai gal reikėjo sulaukti drąsios Lietuvos prezidentės, kuri padrasintų tai padaryti? Suprantat, neapsimeskim, kad nesuprantam, kas vyksta. Ir gal prokuratūra galėtų padrasinti gerbiamų Landsbergių šeimą.
Aš kodėl tai kreipiausi, nes Vytautas Landsbergis nuolat domisi sausio 13 byla, tik tai šiuo atveju kažkodėl tai nesigirdi jo nuomonės apie tai. Tai klausimas yra toks. Aš kviečiu Tėvynės sąjungos paskirtai naujai pirmininką Gabrielių Landsbergį atsakyti į Alkas LT redaktoriaus Jono Vaiškūno štai šioje salėje 2015 metų birželio 2 dieną vykusioje konservatoriai save vadinančių partijos vadovo Gabrieliaus Landsbergio spaudos konferencijoje atsakymą į Jono Vaiškūno klausimą. Jonas Vaiškūnas, ačiū jam, paklausė, ar Gabrielius Landsbergis žino apie 2014 metų lapkričio 3 įvykusi sausio 13 bylos nutraukimą 9 dalyse. Gabrielius Landsbergis štai sėdėdamas šiame krėsle susižvalgė su pagalbininkė ir pasakė, jis nieko apie tai nežino, bet jis būtinai pasidomės ir būtinai pasakys. Gerbiamas Gabrieliau Landsbergi, nuo birželio 2 praėjo jau 8 visi mėnesiai ir 9 jau įsibėgėjo, įpusėjo. Tai jeigu jūs pretenduojate negražu meluoti, jeigu jūs pretenduojate į rimtos partijos vadovus, reikia pažadus tesėti, viešai pasakytus. Lauksime jūsų nuomonės štai čia, šioje spaudos konferencijos salėje. O jeigu sausio 13 byla yra tokia nepakeliama našta ir generaliniam prokurorui, ir Gabrieliui Landsbergiui, tai nieko nekalbėkite apie tai ir nieko nežadėkite ir nevaidinkite patriotų. Ačiū.